Nu ką, atėjo savaitgalis. Šį savaitgalį mums gausi atkelti mūsų kelionę į Hong Island salas, Krabi, kur gan smagi laiką praleidome. Todėl šį savaitgalį mes važiuojame ilsėtis į La Green. Hotel and Residence. Hotel and Residence. Viešbučius. Jo, gyvename šalia salės. Palmyra Surin Beach Resort. Resort, ar kaip čia vadinasi? Kažkas tokio. Hotel. Žodžiu, gyvenimui užtenka pilnai. Toksai mažas, kaip 3-5 kvadratų, toks kaip studio flatas. Žodžiu, yra ir virtuvė, ir skalbimo mašina. Žodžiu, visko, ko reikia, jeigu tu nori sportuoti, keliais žingsniais nueiti iki salės, po salės prasivilti, šokti į baseiną ir šokti į lovą, ilsėtis, atsėdinėti iki sekančios treniruotės. Bet savaitgaliais norim kažko šiek tiek daugiau. Dabar važiuosime, gal net spėsime į pusryčius. Nes labai skanus tam pusryčiukai gan buvo. Ir gerai išsimiegoti, nes ten pateliukai yra labai faini, minkšti, papurenti. Jo, fainas viešbutis tikrai labai ir spa yra, ir vaikų ten erdvė, ir baseinai, man atrodo, 2 netgi, mes buvom tik tai prie vieno. Jo, ten pirtelė mačiau yra. Skaityk, ir salė yra, ir parduotuvės ten yra, ir keli restoranai yra, tikrai fainas labai viešbutis, labai švarus, labai tvarkingas, geras aptarnavimas, jau toksai europietiškų standartų. Tai bandysime važiuoti ten pailsėti ir parodysime jums, kaip jisai atrodo iš vidaus. Ok? Važiuojam. O mūsų kelionė prasideda nuo to, kad aš kaip ir kiekvieną praktiškai rytą turiu išstumdyti savo pirdutę, atlaisvinti ją ir išvažiuoti iš parkingo. O bože, koks logotipas. Šiaip ne tik logotipas, bet ir koks muščina už vairo. Nesvarbu. O dabar mes tęsime savo kelionę per Puketą iš Surino, važiuojame į Lagūną. Kažkur 25 minutės truko mūsų kelionė nuo seno viešbučio iki viešbučio, kur mes praleisime savaitgalį. Ir štai mes jau vietoj La Green Hotel. Mūsų pasitinka gražus foje. Mes priparkuojam savo transporto priemonę ir po truputėlį žingsniuojam link receptiono. Kai tu man atsibuosi, aš gersiu tokio dydžio karolį. Tai karolį gersi? Tik jau mane nervuosi. Parodį kokią dydžio. Maždaug tokia, šiuo metu Santulė bandė papokštauti, nes šiuo metu mes jau virš metų, kaip nevartojam alkoholio ir kol kas neplanuojam. Taip pat noriu paminėti, kad mes bandėm praslysti, gauti viešbutį pusrytukus, bet teko už juos sumokėti po 450 batų. Tai yra beveik 30 eurų už abu. Mums pasitiko labai gausus pasirinkimas įvairių patiekalų, nuo europietiškos virtuvės, nuo vaisių iki tailandietiškos virtuvės. Kaip matome, visko mes galime čia rasti, ir ryžių, ir mėsos, ir daržovių, ir kario, ir saldžiarakščių, ir sriubytė su ryžiu, ir avižinės košės su pienu. Taip pat, kaip ir visuose turbūt save gerbinčiuose europietiškose viešbučiuose, tu gali paprašyti šefo iškepti tau kiaušininę. Šitame viešbutyje taip pat tu gali paprašyti kiaušininės, bet azijietiškose virtuvėse tu dar gali paprašyti pagaminti tau šviežiai noodle soup. Tai yra tradicinis tailandietiškas patiekalas, kurį gali įsigyti ir gatvėse, street foodas taip vadinamas, ir kavinėse, ir restoranuose, ir tokiuose viešbučiuose. Šiuo momentu aš užsakiau rice noodles, tai yra ryžių makaronus su jautiena. Gatvėje perkant tokį patiekalą tu gali rinktis iš seafoodo, vištienos ir jautienos, gal netgi ir kiaulienos. Šį kartą seafoodo nebuvo, tad mėgaujuosi aš jautieną. Taip pat man labai patinka, kai gali dasidėti pagal skonį visokių prieskonių, čili ir taip toliau. O po sočių pusryčių laikas yra poilsiui, užtarnautam poilsiui. Kiekvieną dieną aš sportuoju Lietuvoje po 2-3 kartus, čia atvažiavęs. Šį kartą leidau savo sportuoti tik kartą į dieną, bet manau, kad atėjo laikas ir gražiam, jaukiam savaitgaliui gražioje aplinkoje, su mėlynu baseinu
su žydriu dangum. Na ir kas be ko, su nuostabia mylimosios kompanija. Na, o dabar montuojant ir stebint šios kadrus, pats pykstu ant savęs, nes tai yra geras įrodymas, kad netgi savo užtarnauto savaitgalio metu aš nemoku ilsėtis. Įsigijau naują video kursą ir poilsio metu bandau mokintis. Na, po kelių valandų mokymuose pagaliau atėjo laikas išsimaudyti, atsigaivinti ir ruoštis mūsų kelioniai. Šiandien keliausim į Naka turgų, kuris yra netoli Phuket Towno. Didžiulis turgus, kur galima, kaip mums sakė, daug ko įdomaus rasti. Nuo maisto įvairių paragavimų iki visokių drabužėlių ir dalykėlių. Ir štai mes jau išsiplovė savo pažastis, pasiruošę kelioniai. Šaunam. Į kur? Į turgų. Ir į Old Town. Ir į Old Town Phuket. Mes žiūrėjom, parodysim, kaip viskas atrodo iš vidaus. Mes buvom Old Town'e jau, ar ne? Pravažiavom, bet naktį nebuvom. O sakė, savaitgalį labai gražu, sakė, kaip Šveicarijai. Voila. Čia lietuviškas gabalas yra toks. Iš tikrųjų, tai noriu atsiprašyti visų už garso kokybę, aš pamiršau mikrofonus. Nėra lietuviškas gabalas kažkoks, ne? Nežinau, bet gal Kebra gal pasakys. Šito vietoj su Santa pilnai sutinku. Galite jūs pasireikšti komentaruose ir pasakyti, ar yra toksai lietuviškas gabalas. Na, o mus prie pat įėjimo pasitinka įvairovė, maisto įvairovė. Nuo tailandiečiškų tradicinių kepinių iki sušių ir iki šviežiai išspaustų cukranendrių sulčių. Taip pat čia galima rasti įvairių vaisių bei uogų sulčių. Visko, ko širdelė geidžia. Tik tai reikia ko? Šiaip tailandiečiai labai mėgsta viską saldų ir viską prisaldina kažkiek ekstra. Blyneliai čia yra. 120 batų. 4 eurai. Na, čia aš jau radau vietą, kur aš patyriau maistinį orgazmus. Mano mėgstamas patiekalas mėsa. Very nice! Taip pat, kas yra labai populiaru tarp street foodo, tai yra slow cooked mėsa. Tai yra karka ir kitokios mėsos. Na ir kaipgi Tailando turgus be jūros gėrybių įvairovės. Taip pat šiame turguje galima pasimėgauti ir šaunia įvairia gyva muzika. Na, sveikučiai. Štai jūsų aš ir ieškojau. Taip ir žinau, kad kiekvienam dideliam ir save gerbiančiam vėlgi turguje galima rasti būtent šitų visų grožybių. Tiesą sakant, kažkada 2010 metais, kai buvau Patajoje, esu ragavęs kelis iš jų ir tik tais, kiek pamenu, būtent šitie juodai skorpionai man nepatiko, nes mėsa tokia saldi buvo, todėl aš šį kartą nerizikavau jų imti. O visus kitus praktiškai buvau išbandęs, bet tai buvo prieš 15 metų. Ragausim šitą. Tad, kaip jūs jau galėjote suprasti, atėjo laikas atnaujinti savo atmintį bei skonio receptorius. Which you would recommend to try? What you would recommend to try? This is better? It was at this moment he knew. He fucked up. Fuck yeah! That's right. 50. Iš viso turgaus skanėstų, kur ir steiko buvo, ir jūros gėrybių, tarakonus ir lervas išsirinko. Kaip sako mano draugai, you live only once. Pabandom.
Čia žiogas. Prašau apibūdink tekstūrą, skonį. Gerai apskūdinta siemka, saulėgraža, kaip su lūkštena būtum suvalgęs. Čia yra bamboo worm. Lervelės kažkokios. Šitus skanius, šitą paragaut. Ne. Ne, realiai. Aš tikrai nenoriu. Ačiū labai, aš tau dėkinga širdies, kad tu man nieko negaili. Tu nepamiršk, kad aš jau buvau čia apsinuodijus stipriai maistu. Čia šilko lerva. Oi, kokia gražuolytė. Apetitna. Tokia mėsinė. Gan skanu. Tikrai nori? Ne. Špakaliuką? Ne, gal, nu meilė. Nu ne. Ir sybės druskoje apkeptas, ir krevečių, ir visko. Jisai žmogus vaikšto su tai savo tarakonais. Siūlo vietinė nieks nenori. Atvažiavom į turgų Tailande, o jinai renkas super tailandietišką maistą. Šmaras kažkoks. Tailandė sušius. Ok. Majonezuoti. Majonezuoti? Majonezuoti sušiai. Žodžiu, mes dar mokomės, kaip filmuoti, viską suvalgėm ir tik tada sugalvom, ką reikia. O ką neatvažiavom, puolėm valgyti, tada jau sakom, mesgi neužfiksavom pačio fakto. Paėmiau tokią noodle soup su kariu ir su jautiena. Jautiena tokia slow cook buvo, visai skani, minkšta. Bet vėlgi, bando jie visą laiką apgauti. Sako, ekstra dėjau. Sakau, aš tas neprašiau, sakau, ekstra egg, sakau, not beef. Pradedam mirksėti, pradedam meloti, sakau, I don't care, sakau, you can take off the extra beef, sakau, duok tik extra egg. Tai žodžiu, davė extra egg ir nieko domokėti nereikėjo, tai supratom, kad prigavom, karočiui. Tad būkite atsargus, kai užsakinėjate. Jo, mėgsta pameluota, ne? Kiek šitas tavo kainavo patiekalas? Šiaip 8 batų, bet su extra beefu kainavo 100. Tai realiai 3 eurai su kapeikom. Jo. Prisivalgyti tikrai gali. Nu, užkas tikrai. Jeigu žiūrint, jeigu tu geras valgytas, tai užkas pavalgyti. Jeigu toks kaip Santa, kur 3 grūdų užtenka, tai prisivalgyti galėtų. Šiandienos meniu dar bus šitas dalykas. Štai iš karkos man gavosi sriubytė, su kepenim bus, su mėsa, su kiaušiniu, su rice noodles, plokščiais ryžių makaronais ir taip pat su ryžiais karkutė ir su raugintom daržovėm. O santulė? Nusipirkau chicken gyoza. Čia yra 12 vienetų, kainavo 100 batų. Sakė, šitą labai spicy dėjo kažkokį, tai čia jau turiu aš. Paragausim. O pas mane po 100 batų. Tai 100 batų, mažiau, nu apie 3 eurų, o 9 eurų, jo. Nu ką, ragaujam? Santa bus pirma, kuri ragauja. Aš tai žinau, kad turėtų skanu būt, nes aš mėgstu šituos. Tai you can't go wrong, nes yra apkepti koldūnai. Nu skanu labai. O su kuom? Su vištėlė. O kas čia per padažas? Čia labai spicy kažkokia čili ir soja. Čia kaip suprantu, inkstai arba kepenys. O gal ne širdis?
All you like. Širdis. Ir vieni mano mėgstamiausių makaronų čia. Tik labai jie slidūs. Very like. Crispy, kiauliena, įvairios mėsos įdėjau. Įvairios paragauti, o čia jau tikrai kepinis. Jas su niekom nesumaišysi. Ne, sumaišysi, meluoju. Čia, žinau, kad čia yra kraujas. Ačiū. Čia kraujas. Čia vat bus inkstai, man atrodo. O čia crispy pork belly. Mėsos puota. Desertų laikas, nes Santa turi desertų skrandį. Tai čia yra kokosų blineliai, kur kainavo 7,40 batų. Mes šitų dar nesam ragavę. Tai pirmas bandymas. Skaniai kvepia. Kokosų? No, činčin. Kaip atrodo turgus. Yra ir drabužių, ir daiktelių, ir statulėlių visokių, ir akinukų, ir žaisliukų, ir akinukų, ir santukų. Santukų. Kiek daug įvairių sangokų yra. Ir Gražuolė vos braunį nenusipirko su kanapėm. Gerai, kad vyras pasakė, nes šitą Gražuolę be akinių nemato. Su tokiu pučiu linksmai pirtos dardėjus keminučių. Ji dar nežino, kad tas keminučių kol kikintų, o tada jau kai grįžtum namo, būtų va taip. Na štai grįžome mes iš turgaus. Pažiūrėk, kaip stilingi akiniai. Stilingi? Labai. Ne, iš tikrųjų man jie nepatinka, nes man jie primena Norvegiją, kai aš kažkada dirbau, grinai su tokiais pat, tik tais permatomais mes dirbdavom. Kodėl aš jas dabar nusipirkau? Nes labai ryškiai matosi naktį ir daug saugiau yra važiuoti su pirda vairuojant. Man tinka. Nes tos ir šviesos, ir kitos mašinos matosi. Tai vienas iš pirkinių. Kitas pirkinys buvo, o tokias maikuitas prikolinės. Mano? Zen tokias. Ir Zen. Labai fainas, jų čia toksai vietinis brandas, daug visokių tokių maikių turis ir aš aišku, kaip visada išmušė geriausią kainą. O šitą man primena, atsimenat, Liūtą karalių, tą išmanę bežionę. Čia kaip Raunas pasakytų, mano vaikystė. Jo, Rauniukų linkėjimai. Nu, taip tai nespėjom mes nuvažiuoti visgi į Puketauną. Lyg labai pradėjo. Važiuosime rytoj, nes buvo jo lietus prasidėjęs, tai dėl visų saugumo tai akinius nusipirkau ir tos plošius nusipirkom, kad neprašlapt. O rytoj nuvažiuosim, pažiūrėsim, ar iš tikrųjų taip gražu, kaip sakė, kaip Šveicarijoje. Visiems tiems, kas žiūrėjo, kas skirti savo laiką, ačiū Jums ir būtų labai įdomu sužinoti, kaip Jums mūsų pirmas vlogas, pirmas bandymas įamžinti, nu tiesiog eilinę dieną Tailande. Palauk, noriu pasakyti tą firminį. Like, subscribe, comment ir širdelę. Ne. Nepamirškite palaikyti mūsų kanalą spaudžiant like, spaudžiant subscribe ir paliekant komentarą, ką manote apie šį video. O kur širdelė? Tai laikas yra širdelė. Da. O tiems, kas nori palaikyti mus ne vien gražių žodžių, bet ir veiksmų, membership YouTube'o yra skirtas Jums. Ir ačiū Jums labai už palaikymą ir iki sekančio video. Da.